Juozo Miltinio dramos teatre vyko naujojo jau 83-ojo teatro sezono pristatymas. Netrukus pradėsime sezoną su pirmąja premjera, kurios scenografijoje dabar ir esame. Tai Agniaus Jankevičiaus režisuojamas spektaklis Tas keistas nutikimas šuniui naktį. Na, o iš karto po to pradės dar du režisieriai iš karto du darbus dviejose skirtingose mūsų teatro scenose. Tai Jos Triomgren, režisierius ir choreografas iš Norvegijos, kurs fizinio teatro spektaklį čia, šioje scenoje, Miltinio laboratorijoje. Na, o didžiojoje scenoje Agnė Sunklodaitė pradės labai gražų spektaklį pagal Haufo pasakas ir vadinsis Vaiduoklių laivas. Tai labai džiaugiamės, kad ir vėl galėsime pakviesti didžiąją salę mūsų mažuosius žiūrovus. Dar labai džiaugiamės, kad iš tikrųjų pirmą kartą mes turėsime festivalį ir tai bus teatro festivalis, kuris remsis būtent šiuolaikinę dramaturgiją ir šiuolaikinių lietuvių ir užsienio dramaturgų darbai bus parodyti mūsų teatro scenose. Skirtingi Lietuvos teatrai atvažiuoja čia ir kasdien, visą savaitę mes pristatysime geriausius lietuviškus spektaklius, sukurtus pagal šiuolaikinę dramaturgiją. Festivalis vadinsis Naujas aplankas ir tikimės, kad tai bus gražus startas festivalį, kuris galimai gyvens daug metų. Yra numatyta po metų toliau tęstiniai darbai, 3 įdomūs susitikimai su Aleksandru Špilevojum, kuris šį kartą interpretuos patį Šekspyrą. Įdomioje erdvėje, gal neišduosiu dabar tiek daug paslapčių, mes pranešim ir tai bus Makbetas. Labai įdomu, kaip režisierius Aleksandras pažiūrės į šitą veikalą. Paskui dar bus susitikimai su Uripajevu ir su Valentinu Masalskiu. Bet noriu pasakyti, kad jeigu viskas gerai, dar vienas mažas siurprizas gali laukti ir iki naujų metų mažojoje salėje. Dešinę, kairę, dešinę, kairę, dešinę, kairę, dešinę. Naująjį sezoną Juozo Miltinio dramos teatras pradeda Agniaus Jankevičiaus spektaklio Tas keistas nutikimas šuniui naktį premjera. Suprantat, man, sakykim, tas autizmo spektro sutrikimas, jisai yra susijęs su vienatve. Jisai yra susijęs su vienatve plačiaja prasme. Ir vienatvė dėl to, kad tu pats tarsi ta prasme truputėlį savo paties kalinys. Tai pavadinkim mūsų socialinių normų atžvilgių ta prasme. Ir reiškia, kaip pasakyti, iš visuomenės požiūrio pusės, reiškia, tu turi va tą vienatvę. Kadangi, kaip pasakyti, mano pasirinkimai yra labai sąlygoti, kaip pasakyti, mano personalinių kažkokių tai pojūčių. O aš vienatvę labai myliu. Todėl tas pasirinkimas toks ir buvo. Tai va jisai susijęs, kaip pasakyti, ir su manim, ir susijęs su tos vienatvės spektro pažinimu. Kad tapti puikiu kosmonautu reikia būti protingu, o aš esu protingas. Kiekvieną vaidmenį kuriant, tu turi domėtis ta tema, kurioje tuo metu gyvena tas personažas, gal netgi laikmečių kažkokių panašių. Šiuo atveju tai yra autizmo spektro sutrikimas. Bet aš nelabai norėjau akcentuoti būtent tą sutrikimą, man buvo įdomu, kas yra parašyta pjesėje ir kuo tas žmogus gyvena. O jau po to visi kiti dalykai. Aš norėjau pamatyti žmogų tame ir suprasti jį, kiek išeina tomis aplinkybėmis. Galėčiau pasikraustyti pas jūs, kad turėčiau savo kambarį ir tualetu nesinaudotų pašaliniai žmonės. Ne, Krista, tai negalėtų. Aš tame spektaklėje vaidinu mokytoją Šivon. Na, mano personažas yra labai įdomus tuo, kad mokytoja yra tarsi, na tai nėra pats artimiausias, jeigu biologinė ir fizinė prasme, tai nėra pats artimiausias žmogus vaikui, bet taip jau susiklosto, kad tai yra žmogus, kuris labiausiai supranta Kristoferį.
tą mūsų pagrindinį herojų. Ir mano personažas, mokytoja, gauna jo pasitikėjimą, jis ją girdi, jis jos klauso, jis iš tikrųjų priima jos pamokas, tačiau kartu ir ji pradeda jį suprasti, jį pažinti, jo tą pasaulį įsileisti į save, tą tokį visai kitokį keistą pasaulį. Tai mano personažas, nors tai yra mokytoja, kurios užduotis yra mokyti, ugdyti, keisti, auginti, ar ne, vaiką, ji iš tikrųjų irgi užauga kartu su juo, ji irgi patiria kismą, bendraudama su juo. Taip, ne mama. Tai labai svarbu, Kristoferi, supranti? Egzaminą išlaikiau aukščiausių balų. Po 2 metų laikysiu fizikos egzaminą ir taip pat gausiu aukščiausią balą. Tada įstosiu į universitetą, nebūtinai į Londoną. Londonas man nepatinka, universitetų yra ir kitose miestuose, kurie nėra tokie triukšmingi. Tada turėsiu savo butą, pasiimsiu savo daiktus, kurie man patinka, kompiuterį, savo knygas. Tada gausiu diplomą ir tapsiu mokslininku. Aš viso to pasieksiu, nes aš išsiaiškinau nusikaltimą, aš radau Wellingtono žudiką, aš radau mamą, parašiau knygą, buvau drąsus. Tai aš esu mama, Kristoferio Buno mama, vardu Džudė. Ir šitas personažas yra pakankamai išskirtinis šitoj situacijai, nes visi, ypatingai ir kiti personažai apie mane kaip kalba, kad visi yra labai paprasti žmonės, dirbantis, užsiemantis, net įvardinamas kaip gal Twin Peaks toks pasaulis, nes visiškai viena gatvelė, joje vyksta daug įvairiausių reikalų, žmonės gyvena paskendę savo buityje. Ir yra Džudė, kuri, kaip viena personažė įvardina, pakilusi nuo persiško kilimėlio. Tai jinai yra labai jautri, be galo jautriai ir romantiškai, idealistiškai žiūri į savo pasaulį, į gyvenimą. Ir štai jinai susilaukia sūnaus, nepatogaus sūnaus, ir jos gyvenimas va taip veršiasi aukštyn kojom ir jos lūkesčiai, svajonės neišsipildė. Ir dėl to jinai gan jautriai priema šitą situaciją ir netgi neišsižada, bet pabėga nuo savo sūnaus su kitu vyru. Įsivaizduoju, vaikui, miriau. Taigi čia pramuštas bet koks dugnas. Slėpė nuo jo mano rašytus laiškus. Bandė ištrinti. Buvo žmogus, nebėra. Turėjo vaikas motiną. Nebeturi. Naujas Juozo Miltinio dramos teatro sezonas jau nuo rugsėjo 2 dienos.